Labadiena, esu kineziterapeutė Vaida. Kineziterapeutė dirbu jau apie 10 metų ir iš tikrųjų per visus tuos metus darbo nuolat turiu pacientų, kurie yra vyresnio amžiaus žmonės ir šiuo metu daugmaž ketvirtadalis yra iš jų seniorų. Ir per šį pranešimą norėsiu pasidalinti turimą savo patirtimi, be abejo, literatūros analizėmis įvairiomis tyrimais moksliniais atliktais, kad šiek tiek supažindinčiau jūs su veiksniais, kurie lemia griuvimus būtent vyresnėme amžiuje. Pats griuvimas ir yra apibūdinamas kaip netikėtas įvykis, kai žmogus tiesiog nukrenta ant žemės, grindų, ant kažkokio kito paviršiaus ir yra sukeltas būtent vidinių ir išorinių veiksnių. Tai iš tikrųjų per šį pranešimą tikrai daug dėmesio skirsime supažindinimui su tais veiksniais, nes kai šie veiksniai yra žinomi, tai galima daryti tokią prevenciją savotišką ir užkirsti kelią griuvimams, nes patys griuvimai vyresniame amžiai iš tikrųjų sukelia labai daug problemų ir sveikatos problemų ir socialinių, ekonominių be abejo problemų plačiau žvelgiant ir tai yra dažna problema vyresnio amžiaus žmonių tarpe, tai būtinai reikia būti tam pasiruošus. Šiuo metu tai tikrai yra labai daug informacijos, labai daug įvairių pranešimų, paskaitų, mokymų apie griuvimus, nes tai tikrai yra aktualu. Tai vėlgi galbūt per šį pranešimą tiesiog išgirsite kažką ir pasikartojančio, gal jau ką esate girdėję, galbūt kažką naujo, bet vėlgi labai svarbu kartoti tą informaciją, įsisąmoninti ir tiesiog kartais ir automatiškai jinai praverčia ir darom nesąmoningai galbūt tuos pokyčius, kai žinom daugiau informacijos apie tai. Ir pradėsime nuo tokios kaip ir statistikos, tai iš tikrųjų parodyta, kaip tai yra dažna, kaip yra svarbu, tai griuvimai yra net antra pagal dažnį priežastis pasaulyje, kurių metu vyresnio amžiaus asmenys patiria traumas arba netgi mirtį. Aišku, ta mirtis tai tikrai nebūna dažniausiai tiesiogiai susijusi su griuvimu, bet yra lydima stiprių sunkių traumų ir tuomet jau atsitinka mirtis. Ir kiek teko vėl domėtis, tai pirma priežastis, kur yra tos traumos ar mirtis, tai yra tik eismo įvykiai, o antra yra tie netikėti griuvimai. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, tai čia jau pasaulio mastu 28–35% vyresni žmonės negu 65 metų patiria dažnai kasmet tuos griuvimus, vyresni negu daugiau kaip 70 metų žmonės taip patiria dar daugiau tų griuvimų, dar didesnis yra procentas. Lietuvos mastu, irgi tyrimais Lietuvos statistiko departamento duomenimis, čia 2018 metų pavyko rasti, irgi ta analizė rodo, kad tikrai nemažai griuvimų vyksta tarp vyresnio amžiaus žmonių grupės, bet problema tokia didžiausia yra ta, kad kiekvienais metais tų griuvimų didėja. Ir vėlgi reiktų nepamiršti, kad čia yra užfiksuoti būtent žmonės į tą statistiką tie, kurie kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigas dėl jau sveikatos sutrikimų, bet kiek dar griuvimų įvyksta ir tokių, kur žmonės nesikreipia. Tai reiškia, kad galbūt susitrenkė, atsirado mėlynė ar ištino kažkuri vieta, ar paskaudėjo labai stipriai ten savaitę kitą, bet jie nesikreipė į gydymo įstaigas ir ta žala, jinai tiesiog praėjo galbūt ir tai tikriausiai tie duomenys yra žymiai didesni, kiek griūna žmonių ir tiesiog, kad tie sužalojimai nėra tokie rimti nugriuvus. Ir iš tikrųjų vėlgi matant tą Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitą, tai rodo, kad senstant visgi griuvimų rizika didėja ir kuo žmogus yra vyresnis, tuo ta griuvimų rizika yra žymiai didesnė. Ir pasiekmes irgi, kuo vyresnis žmogus, tuo tikriausiai irgi gali būti didesnės, pavojingesnės. Tai vėlgi neparodo, kaip svarbu apie tai kalbėti, kaip svarbu šviesti ir mažinti tą riziką griūti.
Toliau vėlgi, kad tikrai negriūna vieną kartą paprastai žmonės, labai didelis procentas, vat irgi nuo 15 iki 40, net griūna pakartotinai. Tai reiškia, kad net ne vieną kartą tas griuvimas gali įvykti, jisai kartojasi. Manoma, kad daugiausia tų griuvimų įvyksta namuose, net apie 48%, ir įprastos veiklos metu kažkokios buities ruošos, net nuo 25 iki 33% netikėtai žmonių pargriūna. Labai didelis procentas sąlyginai įvyksta griuvimai laiptais. Tai laiptais tikrai yra pavojinga griūti ir tai yra tikrai išskiriama šis sritis, ir per šį pranešimą aptarsime, kaip užkirsti kelią, kiek įmanoma aplinkos tuos veiksnius sumažinti, kad neįvyktų griuvimas. Labai didelis procentas asmenų griūna specialiuose slaugos įstaigose. Tai čia jau tikrai nemažai, bet vėlgi, kodėl tai tiek nemažai? Paprastai jau slaugos įstaigas patenka žmonės, kurie iš tikrųjų turi jau nemažai sveikatos problemų, įvairių lėtinių ligų kompleksų. Na, ta sveikata jau tikrai nebūna gerai, jau net ir savarankiškai vaikščioti gal yra sudėtinga, tai nenuostabu, kad ir tų griuvimų dažniau įvyksta, nes žmonių sveikata yra tikrai prastesnė. Vėlgi yra duomenų, kad vyrai dažniau griūva lauke, moterys namuose, na tai vėl čia galima mąstyti, kad tiesiog vyrai galbūt daugiau laiko kažkokių vyriškų darbų buities praleidžia lauke, na, o moterys namuose daugiau sukasi, dirba. Taip pat vėl pabrėžiama, kad tikrai nemažai griuvimų vyksta ir keliantis iš lovos, kaip bebūtų keista, ir ypatingai slaugos įstaigose gyvenančių asmenų kritimų nemažai yra iš lovos keliantis. Tai vėlgi matom, kad tikrai daug tų griuvimų vyksta ir tam tikrose vietose jų vyksta žymiai daugiau negu kitose. Ir yra labai daug autorių, kurie tarsi išskiria įvairias priežastis, jas grupuoja į įvairias dalis. Ir čia vėlgi šioje skaidrėje matome, kad yra irgi toks planas, kad bus ir sekančių, ir kitų nuomonių. Tai tos priežastys, kad vieno autoriaus gali būtų išskiriamos taip, kad yra biologinės, elgsenos, aplinkos, socialinės priežastys, ir jos ir nulėmė tuos griuvimus. Nėra taip, kad viena kažkuri priežastis galbūt net yra tik tas rizikos faktorius pagrindinis. Ir iš biologinių priežasčių yra, tarkim, lytis vėl analizuojama, kad moterys griūna dažniau negu vyrai, amžius vėlgi, kaip minėjau, kad dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės griūna daugiau, pavojingiau, lėtinės irgi įvairios ligos ir kitos įvairios tos priežastys, faktoriai. Tai vėlgi tos lėtinės ligos irgi yra labai pavojingos. Ir kuo jų daugiau, tuo ta rizika vėlgi didėja. Apie elgsenos priežasčių tą skiltį galima išskirti, kad tai, kas priklauso nuo mūsų, tai vėlgi apie alkoholio vartojimą. Tai kuo daugiau alkoholio, tuo reakcija lėtėja, vėl didesnė tikimybė pargriūti. Mažas fizinis aktyvumas, vėlgi čia tikrai priklauso nuo mūsų, ir jeigu mažai judėsim, silps kūnas, blogės pusiausvyra, koordinacija, ir vėlgi didelė tikimybė, kad jau kažkiek kliūtis bus pavojingesnė ir ją įveikti bus sunkiau. Vartojami vaistai yra labai svarbus faktorius, ir čia irgi tikrai išskirsime ir plačiau paanalizuosime šią temą, nes vaistai vėlgi labai stipriai prisideda prie griuvimų, o jie vyresnio amžiaus žmonėms paprastai yra labai reikalingi ir sukelia šalutinius poveikius, ir tie šalutiniai poveikiai būtent ir lemia griuvimus. Aplinkos vėlgi skiltis leidžia irgi susipažinti su tokiom vietom kaip slidžios grindys, prastas kažkoks apšvietimas, aukštas slenkstis. Na, tai yra visa tai, kas mus supa mūsų aplinkoje, kasdieninėje mūsų aplinkoje, ir tokios smulkmenos gali vėlgi pridaryti labai daug bėdų, ir būtina apie jas kalbėti, aptarti, susimastyti, ar taip nėra pas mus, tarkim, namuose. Vėlgi išskirsime šiai sričiai tikrai daug dėmesio, paanalizuoti plačiau. Tuomet socialinės tos priežastys, tai išsilavinimas, netinkamos gyvenimo sąlygos, bendravimo stoka. Na, tai čia vėlgi kuo mažiau žinių, kuo mažiau informacijos, kuo žmonės mažiau bendrauja vieni su kitais, domisi,
tuo didesnė ta tikimybė, kad tiesiog nežinos, kad kažkokia sritis yra pavojinga ir galėtų galbūt su tomis žiniomis užkirsti kelią būtent griuvimams arba fizinę veiklą palaikyti, ką daryti, ne, kad būtų stipresni, geriau įveiktų įvairias kliūtis. Tai būtent ta žinių stoka dažniausiai irgi gali būti priežastis, kodėl nepakeitėme kažko savo gyvenime. Ir iš tikrųjų įrodyta, kad moksliniais tyrimais netgi, kad tas rizikos veiksnių nustatymas ir profilaktikos taikymas tai labai veiksmingai sumažina griuvimų skaičių. Tai reiškia, kad jeigu turėsime informacijos, darysime praktiškai, nors kelis kažkokius punktus bandysime savo aplinkoje pakeisti, tai sumažins tikimybę pargriūti. Toliau vėl sekanti tokia schema, jau kitų autorių skiriama, jinai irgi šiek tiek net ir kartojasi, tiesiog gal šiek kitais aspektais parodoma. Tai labai populiari ši teorija, kad ta priežastys tos yra skirstomos į vidinės ir išorinės. Tai vidinės gali būti su amžiumi susiję įvairūs veiksniai, tai tiesiog, kad čia turime omeny, kad bėgant laikui prastėja tas raumenų jėga, prastėja kūno pusiausvyra, eisena kinta, savarankiškumas jau irgi gali keistis jau čia tuo blogesniu atveju. Ir tai vėlgi prisideda prie tų vidinių, tokių labai, kaip čia sunkiai keičiamų veiksnių, nes galim juos koreguoti, keisti, bet jie su senėjimu susiję veiksniai, jie juda ir mes galim tiesiog stabdyti juos. Vartojami vaistai, vėlgi, čia tokia vieta, kur jeigu turime daug lėtinių problemų, lėtinių ligų, tai kaip ir tie vaistai yra reikalingi, bet reikia labai stebėti, koks jų šalutinis poveikis. Taip pat ūminės ligos ir paūmėjusios lėtinės įvairios ligos, dėl ko tie vaistai dažniausiai ir turi būti vartojami. Tai vėlgi, tos ligos yra išskiriamos tokios ir lėtinės, ir ūminės įvairios, bet vėlgi jos nebūtinai atsiranda su amžiumi, jos gali būti ir paveldėtos. Ir vėlgi, kai jų yra labai daug, tikriausiai ir tų priežasčių griuvimų irgi padidėja daugiau. Išorinės priežastys apibrėžiamos, kai aplinka tarsi yra mūsų, kuri mūsų supa. Ir ta aplinka yra koreguojama mūsų pačių ir mes patys galime labai daug prisidėti prie to, kad sumažinti riziką. Netinkamai naudojamos pagalbinės priemonės, vėlgi atrodo pagalbinės priemonės turėtų mums padėti gerinti tą stabilumą, bet labai dažnai būna taip, kad jos gali ir pakenkti. Tai vėlgi išskirsime šią temą ir panalizuosime išsamiau. Ir yra duomenų, kad žmonėms, kurie yra jaunesni negu 75 metai, daugiau juos veikia ta išorinė aplinka, kad daugiau bėdos pridaro ta išorinė aplinka vyresniems, kaip 80 metų, daugiau vidinės priežastys pridaro daugiau problemų, bet vėlgi negalima konkrečiai taip sakyti, kad vienaip ar kitaip yra. Paprastai tos priežastys tiek vidinės, tiek išorinės yra tarpusavį labai stipriai susijusios ir didina viena kitoms iš tikrųjų tą griuvimo riziką ir taip nėra, kad tik aplinka gali būti kalta ar tik ūminės ligos negali būti kaltos. Viskas yra labai kartu susiję glaudžiai. Ir taip. Dabar aptarsime irgi vieną iš tų priežasčių, tokią stiprią, svarbę su amžiumi susiję visi veiksniai. Tai reiškia, kad nuo čia jau niekur nepabėgsim, norim, nenorim, jau po 30 metų netgi vyksta mūsų kūne tam tikri senėjimo, jau galima, kad ir kai baisiai skambėtų tie procesai. Bet jie vyksta, jie juda ir ką mes galime padaryti, tai tiesiog stabdyti, mažinti tą jaučiamą akivaizdžiai poveikį ir būtent tie veiksniai, tai kad blogėja regėjimo dažnai aštrumas, periferinis matymas, tai visa tai, kas susiję su rega, kad ta rega silpsta, akys vargsta greičiau ir tai visiškai susiję su
mūsų griuvimų tikimybė, nes jeigu prastai matysim, neįvertinsim aplinkos, didelė tikimybė, kad kažkur ir užkliūsim. Lėtėja reakcijos greitis, tai vėlgi ta centrinės nervų sistemos veikla irgi gali prastėti palaipsniui ir lėtėti reakcija, mes nebe taip greitai vėl suprantam, kaip čia kur reikia prisitaikyti kūnui ir tas griuvimas gresia daugiau. Blogiau gali būti girdimi ir aukšto dažnio garsai, tai vėl, kad galim tiesiog neišgirsti kažkokio pavojaus ar išgirsti ir išsigąsti netikėtai, jau kaip per arti tas pavojus ir tai irgi pablogina. Apskritai vestibiulinė sistema yra labai svarbi ir jeigu mūsų akių, klausos, tiesiog regos klausos, ta vestibiulinė sistema yra nusilpusi, tai sukelia daugiau ir griuvimo problemų, nes nebe sugebam savo kūno sukontroliuoti taip, kaip reiktų. Be abejo, silpsta raumenų jėga, blogėja tas sąnarių judrumas, lankstumas irgi keičiasi ir tai irgi tiesiog jau kūno pokyčiai, bet vėlgi kuo tas kūnas bus stipresnis, lankstesnis, mobilesnis, tuo ir pusiausvyra, koordinacija geresnė ir jeigu ir žmonės griūna kartais, bet jeigu tas kūnas yra stiprus, tai dažnai ir problemų nenutinka labai rimtų, tiesiog nugriuvimas, lengvas sumušimas ir tikrai nelūžta ar dar kažkas neatsitinka kūne. Taip pat pasikeičia eisena vėlgi dažnai pasikeičia ir dėl visų viršuje išvardintų tų veiksnių, tai jeigu prastėja mūsų kūno būklė, tai kūnas natūraliai bando prisitaikyti ir keičiasi ta eisena, dažnai eisena ir išduoda, kad kažkas, kažkuri raumenų grupė galbūt neveikia arba ne taip veikia, kaip turėtų, kad galbūt kažkur yra sąnary kažkokia problema, natūraliai ta eisena kinta, o kai eisena kinta, keičiasi ir mūsų pusiausvyra, koordinacija ir žymiai lengviau nesuvaldyti to kūno, lengviau užkliūti, lengviau paslysti kažkur ir šie veiksniai, vėlgi yra tikrai kontroliuojami, stabdomi bent jau. Ir vėlgi yra žmonių, kuriems, tarkim, 70 metų, bet vieni yra labai energingi, gyvybingi, stiprus, o kiti tikrai labai jau pavargę, nusilpę. Ir vėlgi, tai aišku, kažkiek susideda ir iš genetikos, bet didelę dalį mes patys galim šios veiksnius kontroliuoti ir savo kūną saugoti. Vartojami vaistai, čia labai svarbi sritis, nes labai daug vyresnio amžiaus žmonių turi vartoti tuos vaistus. Ir labai rizika didinti tų šalutinių poveikių atsiradimą skatina daug vaistų vartojimas, net ne vieno, tai komplekso kažkokio vaistų. Ir tas kompleksas sukelia tikrai daug šalutinio poveikio, kartais, pavyzdžiui, gali būti yra kažkoks vaistas, pavadinimas A, jisai kaip ir nekelia to kažkokio aiškaus šalutinio poveikio, turim dar vaistą B, kažkokį, kur vieną irgi geriant irgi viskas gerai, bet jeigu juos kartu pradėsim gerti vienu metu, įvyks kažkokia reakcija ir atsiras šalutinis poveikis ir gali atsirasti vėl problemų. Tos problemos tai gali būti kaip atsiradęs naujas kažkoks mieguistumas, neryškus matymas, tarkim, akių kažkokios problemos, galvos svaigimai, nuovargis, kraujospūdžio įvairūs pokyčiai įtakojami ir be abejo gali būti ir daugelis kitų. Ir jeigu jau atsiranda po vaisto vartojimo naujo įvedimo kažkurie iš šių pojūčių tokių naujų nebuvusių, tai tikrai reiktų atkreipti dėmesį. Ir yra manoma, kad ypač psichotropinių tų vaistų vartojimas, antidepresantų, migdomųjų vaistų vartojimas, tai yra pats toks pavojingiausias negu kitų. Yra ir kitų be abejo pašalinių poveikių vaistų, bet šitie tokie jau irgi įrodyta, taip kaip ir statistiškai, kad iš tikrųjų daugiausia sukelia įvairių problemų žmonėms. Ir sukelia, taip pat yra susiję psichotropiniai, tai tiesiogiai su griuvimų rizika ir traumomis patiriamomis. Ir vėlgi, tai tiesiog tas ir budrumas sumažėja, nervų sistemos greitis, raumenų funkcijos toks vangumas gali būti,
pats tas mąstymo toks lėtėjimas, na ir tai tikrai nėra vienintelė problema, kuri yra, na, kaip pojūtis, jinai dar gali būti lydima ir dar blogesnio dalyko, tai griuvimo ir traumų sukeliamų. Taip pat irgi skiriami, kad Parkinsonui gydyti, irgi vaistai didelę įtaką daro dėl savo šalutinio poveikio ir būtent yra tų duomenų, kad ligoninėse, kažkur slaugos įstaigose dėl tos hipermedikalizacijos, kai labai daug tų vaistų yra vienam žmogui duodama, arba yra net nereikalingų vaistų, kur galbūt galima ir be jų apsieiti, tai padidina griuvimo riziką labai stipriai. Ir vėlgi ir tikrai tenka matyti ir manane, kad tarkim žmogus lanko užsiėmimus, mankštas, ir tikrai neblogai ten viskas sekasi, jau ne mėnesį ir ne 2 matau, kaip sekasi. Ir staiga vieną dieną ten, nors reguliariai lanko ir viskas gerai, ateina ir matosi, kad pasikeitė net tos dienos, nors pratimai ir tokie panašus, bet sunkiau žmogui daryti, kažkas lėčiau, vangiau, pusiausvyrą sunkiau išlaikyti ir dažnai pasikalbėjus paaiškėja, kad blogai miegojo naktį, išgėrė raminamųjų ir taip iš tikrųjų akivaizdžiai net nežinant galima matyti, kaip veikia kūną būtent tie vaistai, kad jie tikrai turi pašalinį poveikį, kad aišku reiktų vėlgi galbūt surasti alternatyvą kažkokią ir jeigu irgi pamatote, pastebite, kad nuo vaistų atsirado kažkoks tas šalutinis poveikis ir vėlgi jisai gali atsirasti nebūtinai sekančią dieną, jisai gali būti ir po mėnesio, ir po poros mėnesių pasireikšti, nebūtinai tuoj pat ir greitai. Tai tikrai reiktų pasitarti su savo gydytoju ir įvertinti tą riziką ir galbūt galima ieškoti kažkokių alternatyvų, kažko naujo, kodėl nepabandžius surasti geriausią sprendimą. Vėlgi labai tenka dažnai matyti, kad ateina žmonės su tokia sulėtėjusia reakcija, kalbėti net sunkiau, lėčiau atrodo sekasi, tie judesiai labai vangus ir paaiškėja vėlgi, kad geria žmonės raminamuosius antidepresantus dėl psichologinės būklės ir vėlgi tai įtakoja labai tie vaistai ir kūno veiklą. Tai su vaistais tikrai reiktų labai atsargiai, nes jų dažniausiai tikrai reikia vyresniam amžiui, bet svarbiausia atsirinkti savo tinkamus, savo kūnui mažiausiai žalą darančius vaistus. Taip, ligos, kokios irgi dažniausios vyresniam amžiuje, tai klausos, regėjimo įvairių sistemų problemos atsirandančios, pažintiniai sutrikimai, tai čia jau vyresnio amžiaus tikrai žmonėms gerokai nutinka, demencijos problemos gali būti, bet labai svarbi lygos yra susijusios su šlapimo nelaikymu ir tikrai labai dažnai būna to šlapimo nelaikymo problemos moterims, jos gerokai dažniau tą patiria problemą ir vėlgi ta šlapimo nelaikymas dažnai būna susijęs ir su gimdymu daugiau buvimu, ir su fizinio aktyvumo sumažėjimu, tai vėlgi tas šlapimo nelaikymas yra tikrai labai didelė problema, nes jeigu jisai yra nelaikomas, tai gali būti, kad ir naktį reikia dažnai keltis, kad greitai reikia bėgti, skubėti į tą tualetą ir tas greitis, toks netikėtumas, kad reikia kažkur bėgti greitai, tai vėlgi naktį nedaug problemų pridaro kėlimasis, kad dar po miego atsibudus ne visiškai susibalansavus jau yra bėgimas tamsoje ir didelė tikimybė nugriūti. Ir tas šlapimo nelaikymas yra konkrečiai susijęs dažniausiai su dubens dugno raumenų stiprinimu ir tai tikrai yra išsprendžiama labai paprastai ta problema, jeigu tai yra tik tame esmė. Ir tikrai teko daug atvejų matyti, kai dirbau traumatologijos skyriui, dažnai žmonės atvykdavo po operuotų ten klubų, kelių, nugaros įvairių operacijų ir vyresnio amžiaus moterys ateidavo tam, kad sutaisytumėm tą judesį, tarkim, kaip pavyzdys klubo, sugražintumėm amplitudės ir skausmą mažintumėm,
Bet tie pratimai, jie būdavo, na, tokie ir įvairiapusiai ir moterys po reabilitacijos, jau pabaigos labai džiaugdavosi ir sakydavo, kad tikrai džiaugiuosi, kad vat, viskas jau gerai su tuo klubu, bet dar labiau džiaugiuosi, kad vat, sustiprėjo tas dubens dugnas ir nebėra šlapimo problemų. Ir čia labai didelis joms būdavo džiaugsmas, na, nes tikrai varginanti problema ir jinai tokia, ne visi drįsta pasakyti, nors, nu, tai tikrai yra labai svarbu. Be abejo, judamojo aparato problemos, na, tai čia jau tiesiog bendrai, kad kūnas silpsta, raumenys silpsta, ir atsiranda visokių mūsų kūne pakitimų ir juos tikrai reikia irgi, jų tikrai nereikia ignoruoti, reikia atkreipti dėmesį, nes jeigu mūsų kūnas silps, blogai judės, tai tikrai ir griūti labai lengva bus. Pusiausvyros irgi įvairūs sutrikimai, jie gali būti ir dėl įvairių ligų, ne kažkokių sukeltų, ir dėl tiesiog judėjimo aparato problemų, dėl silpimo kūno, ir be abejo kraujotakos problemos, irgi, na, labai daug tų ligų yra, labai išskiriama, vat, Parkinsono liga, kad dažnai kelia tų griuvimų didžiausia tokia rizika, be abejo, ten artritai gali būti, širdies įvairios ligos, cukrinis diabetas, regos sutrikimai, demencijos įvairios, depresijos, šiaip vat, kažkokios judrumo problemos ir įrodyta, kad labiau linkę griūti žmonės, kurie turi daugiau tų ligų keliomis, ne vienomis, ir yra netgi, jeigu jau priklausomi nuo kitų žmonių, jau kad nesugeba patys gerai apsirūpinti, jau yra priklausomybė nuo kitų, tai vėl ta tikimybė tiesiog, na, didesnė griūti. Moterys, ne, dažniau, vėl kaip minėjau, patiria tų griuvimų ir manoma, kad tai yra susijęs su hormonais po menopauziniu laikotarpiu, nes viskas kūne keičiasi. Ta kraujotaka irgi susijusi su hormonais mūsų ir svaigimai galvos gali atsirasti, kažkokie neaiškus skausmai. Ir dėl to dažniau patiria griuvimus ir būtent dar osteoporozės ta tikimybė, kai kaulų retėjimai būna, na, tai ir tos traumos būna tokios baisesnės. Taip pat labai manoma, kad tas miegas nesvarbus ir kuo prastesnė miego kokybė, kaip žmonėms ir būna dažnai, kad miegas tikrai suprastėja, taip pat provokuoja tuos griuvimus, na, neleidžia pailsėti, lėtėja reakcija, nuovargis ir įvairios tokios kitos gali būti ir su emocijom susijusios problemos įtakoja, kad irgi blogiau išsimiegosim, daugiau galim griūti dažniau dėl savo tos koncentracijos sumažėjimo. Taip, to jūs vėl, kad dabar pereinam prie aplinkos, ne, jau kuo pavojinga yra ta mūsų aplinka. Ir čia vėlgi šios tezės, ne, šie tokie sakiniai, jie nėra iš niekur nieko sugalvoti, tai yra irgi, na, tokia statistika, kur dažniausiai griūna žmonės, kodėl, ne, ir būtent čia dabar aptarsime viduje, ne, mūsų namuose, bute, mūsų erdvėje, toje vidinėje, kodėl čia taip tų griuvimų įvyksta ir apie ką reiktų pagalvoti ir patiems pamastyti, ar nebuvome griuvę, ne, jau, nu, ką vardinsiu, ar nebuvo jau čia girdėta susiję, ar pas mus taip nėra, namuose. Tai pirmas yra, kad ant laiptų ir grindų gulintys nereikalingi daiktai arba baldai užstojantys įėjimą. Tai vėlgi tikrai dažniausiai yra su tuo susidūrę tikriausiai žmonės. Aš irgi tikrai ne kartą esu užkliuvusi už kažkokio daikto. Ir vėlgi, na, jau jeigu vieną kartą užkliūname, jau reiktų pamastyti, ar tikrai ten tam daiktui vieta, o jeigu dar ir ne vieną kartą jau tas daiktas pasimaišo, arba ne mums vieniems jau jisai užkliūna, nebūtinai mes turime ir nugriūti iš karto, bet tiesiog jau užkliūti, tai tikrai reiktų pagalvoti, ar tam daiktui čia yra vieta, galbūt būtų protingiau kažkur jį perstumti. Tai jaunesniems, aišku, gal čia ir nesukels labai tų didelių problemų, bet vyresniems žmonėms tai jau tikrai pavojinga yra, ypač jeigu dar gyvename su dar už mus vyresniais žmonėmis, tai jiems tai iš viso gali būti labai pavojinga. Labai dažnai per netvarkingus kilimus, nepritvirtintus kraštus,
Tos mažus kilimėlius irgi labai lengva paslysti ir tikrai ir teko ir ant tų mažų kilimėlių slystelti, nepargriūti gal, bet vėl jau jeigu yra kažkoks nors vienas atvejis, kad ten jau kažkas nutiko, būtinai reikia visuose namuose pertikrint, ar tikrai viskas gerai su tais kilimais, ar jie pritvirtinti, ar neslidinėja. Mažų kilimėlių tai tikrai vyresniems žmonėms apskritai reiktų atsisakyti, nes jie labai pavojingi, ypač kažkur vonioje. Nepažymėti, va irgi laiptų kraštai, kai nėra turėklų, per aukšti laipteliai, tai vėlgi jeigu namuose turim laiptus ir turim dažnai jais laipioti, tikrai būtų protinga, kad turėtų jie turėklus, turėtų tuos kraštus galbūt va irgi pažymėtus net aiškiai, nes nu maža ką, gal užsimiegoja, gal pavargę, gal tiesiog kažkur užsimastę, galime ne taip pastatyti tą koją ir, kaip minėjau, tie laiptai yra labai pavojingi ir įtraukti į tą pavojingiausių vietų statistiką, kur įvyksta griuvimai. Slidžios be abejo grindys, stipriai blizgantys paviršiai, nepakankamas tas pats apšvietimas laiptinėse, koridoriuose, vonioje ir visur kitur, na tai tiesiog jau ta rega, jeigu ne viską sužiūrės, nepakankamai gerai įvertins situaciją, nes mūsų akys padeda įvertinti, kaip mūsų kūnui reikia pasiruošti, eiti ten tuo paviršiu, eiti tą erdvę ir jeigu tai nebus adekvatus įvertinimas, tai tada tikrai galime patirti blogybę, kad kažkur nesuvaldysime to kūno taip, kaip jam ten reikėtų būti suvaldyta. Toliau tęsiant, tai kad tie daiktai gali būti sudėti nepatogiose vietose ir tikrai kiekvienas tikriausiai iš mūsų esam kažkada prisidėję labai aukštai tų daiktų ir kai reikia juos pasiimti, nešam, statom ten krūvą paaukštinimų, kaip pasiekti tuos daiktus. Tai vėl, tai bet kam yra pavojinga, ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, arba kažkur užgrūsta, užversta ir mes ten turime eiti, ieškoti, lipt per kažkur, tai vėl jeigu dažnai mums to daikto reikia, tai tikrai būtų protinga jį kažkur nuleisti žemiau. Nepritvirtinti telefono laidai ar elektros, interneto įvairūs laidai, tai irgi čia tikrai toks gyvenimiška situacija, kad ten kažkur prideda tų laidų ir galvojam, kad gal čia vėliau, dar dabar nėra galimybių ten jų gražiai kažkur paslėpti, sudėti, bet po to būna užkliuvimai, susiraizgimai į tuos laidus ir vėlgi, tai jau jeigu nors vieną kartą jau kažkoks įkliuvimas į laidus įvyko, tai tikrai reikia jau kuo greičiau juos slėpti, nes labai lengva užkliūti ir nebūtinai, tai šitie telefono interneto prailgintojai gali būti įvairūs. Tikrai reikia įvertinti, kaip ten juos geriausiai sudėti šone, galbūt sienos kažkur, kad ne tik neužkliūti, nes tikrai labai pavojinga. Labai irgi tų griuvimų tenka per klozetus, tai kai jisai per aukštas, per žemas arba į kažkokią naują erdvę atėjus, tą aukštį sunku įvertinti ir dažnai vėl pro šoną sėdama, greitai, netikėtai sėdama, bet čia daugiau gal vyresnio jau tikrai amžiaus žmonėm ir turintiems daugiau problemų šita tema aktuali, bet vėl tikrai reikia įsivertinti, koks tas aukštis ir ar jisai yra patogus. Slengstis vėlgi, jeigu pas mus nėra tų slenkščių ir kažkur keliaujame, į svečius, tarkim, ar į savo erdvę, kur nedažnai einame, tai reiktų vėl tuos slenkščius, jeigu įmanoma, tikrai irgi pašalinti, nes galim netyčia, susimašius apie kažką kitą, užkliūti už to slenkščio ir per aukštą lovą, tai čia irgi daugiau žmonėms, kurie jau ten linkę kristi iš tos lovos, tai yra tikrai labai irgi pavojinga vieta, nes labai ir nuslys nuo jos gali, kai jinai yra labai aukšta ir išgriūti yra žymiai pavojingiau iš aukštesnės negu iš žemesnės. Apie išorę kalbant, analizuojant, tai vėlgi tai gali būti netvarkingos šaligatvio plytelės, tai vėlgi
tiesiog galbūt einam gatve, žinom, kad ten tam dešiniam šone, va toj vietoj prie to medžio yra netvarkinga ta plytelė, bet mes einam 100 kartų, žinom, kad ji ten yra ir tiesiog apeinam, bet tikrai tai neužgarantuoja, kad tą 101 kartą, tą vienintelį kartą einant, galbūt bus bloga nuotaika, gal būsim susimastę apie kažką labai svarbaus ir eisim ir pamiršim mane, kad ten nesąmoningai tiesiog pamiršim, kad ten ta plytelė ir eisim ir užkliūsim. Tai tikrai, jeigu yra kažkokios bendruomenės, tai labai svarbu, kad tie šaligatviai būtų sutvarkyti, ypač namų aplinkoje išorėje, ne, irgi tai turėtų būti sutvarkyta ir atlikta, nes jeigu, kad ir žinome, kad ten yra kažkokia problema, bet galime vieną tą vienintelį kartą ir nepagalvoti apie tai. Tuomet vėlgi tie laiptai su netvarkingais kraštais, tai jeigu kažkur nuskilę laiptai, nevienodo labai kažkokio aukščio, ilgio, pločio, tai vėl, tai tikrai irgi didina tikimybę nevienodas toks skirtingumas, nevienodumas, vėlgi apsunkina tiesiog padėtį pačią. Blogas apšvietimas be abejo ir lauke, tai ar per silpnas, ar per stiprus, tai vėlgi, kaip ir minėjau, ir viduje, tai tiesiog mūsų akys negali įvertinti situacijos, kaip reiks elgtis mūsų kūnui. Sniegas, ledas, drėgni laiptai, ant šaligatvių, vėl kažkokios slidinėjimo vietos, tai čia irgi truputį apie tą šaltąjį metą apkalbėsim, nes čia yra tikrai padidinta tikimybė griūti ir čia yra tikrai labai svarbu ir net ne viską mes galim jau čia ir kontroliuoti, kai paviršiai kažkokie yra slidūs, o mums reikia pereiti. Ir be abejo laiptai, kaip irgi be turėklų, tai lauke tai ypač dažnai tie laiptai būna galbūt ir aukštesni ir didesni negu mūsų namuose viduje, tai jie ir pavojingesni tuo pačiu gali tapti. Per mažai laiko pereiti gatvę, čia irgi atrodo toks smulkus dalykas, toks mažas reikalas, bet tai čia ir ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, o vyresnio, tai iš viso turėtų būti tikrai pavojinga problema nemaža, nes tikrai yra tokių perėjų, gatvių, kurias reikia labai greit perbėgti, nes šviesoforas dega vis dar labai trumpai. Reikia tikrai labai greitus, sparčiu tuo žingsniu žengti, kad suspėti. Tai irgi ir pačiai tikrai teko ne kartą skubinti save, kad tik suspėti. Vyresniems žmonėms tas toks netikėtas skubėjimas, jeigu jie pripratę lėtai eiti, tai gali tiesiog tos kojos susipainioti, dar tas stresas, kad čia reikia greičiau, mašinos laukia. Tai vėlgi yra labai pavojingas veiksnys. Dabar apie tas pagalbinės judėjimo priemonės. Vėlgi minėjau, kad jos gali nebūtinai vien tik naudą teikti, nes jos yra naudojamos kaip tokios gerinančios stabilumą ir ne veltui jos naudojamos ir jas reikia naudoti, jeigu mums reikia jų, ir tos priemonės gali būti kaip lazdelės vaikščiojimo, ramentai, vaikštynės įvairios ir jos turėtų kaip ir mažinti tą griuvimo riziką, nes paprastai yra jau skiriamos specialistų tiems žmonėms, kurie jau turi padidintą griuvimų riziką ir jaučiasi nestabiliai einant, turi kažkokių eisenos problemų ir tai turėtų pagerinti ėjimą, Bet vėl labai svarbu, kad ta priemonė būtų tinkamai parinkta. Negalime patys taip iš niekur nieko nuspręsti, ko mums reikia. Nes vėlgi yra skirtingų diagnozių, skirtingų problemų judesio ir tikrai tik specialistas gali paaiškinti ir parinkti individualiai tą judėjimo priemonę, nes vėl kaip pavyzdys gali būti Parkinsono liga sergantys žmonės, dažnai pas juos dreba ranka, viena ar abidvi, tai jiems lazdelė jau tikrai nebus ta tinkama priemonė, nes ranka dreba, ji nestabili ir ta lazdelė tikrai neturės to įsirėmimo stabilumo, nesuteiks. Tokiu atveju galbūt jau geriau ir vaikštynė. Ir įvairių kitų ligų yra, kur galbūt reiktų irgi įvertinti, ar tikrai ta lazda visur tinka, ar tikrai ten ta vaikštynė visur tinka, nes galbūt yra objektyviau parinkimas gali įvykti.
Tinkamas dydis labai svarbu ir va čia paveikslėlyje nepavaizduota, kaip lazda gali įtakoti mūsų laikyseną, eiseną, tai per aukšta lazda, jeigu jinai yra aukšta, mes nesąmoningai tiesiog taip sukelsime petį arčiau ausies ir laikui bėgant, vėl ne per mėnesį, ne per du, gali būti, kad jausim kažkokio kaklo, pečių raumenų skausmus, ar jau kažkokius ir sąnarių pačius skausmus atsiras vien dėl to, kad nešiojam netinkamo dydžio priemonę. Tuomet per žiemą vėlgi verčia mus susiriest, susikūprint, susigūš, nes turim pasiektą žemę su ta lazdele ir vėl laikysenos problemos, nugaros įvairios gali atsirasti problemos, kas laikui bėgant įtakos vėl kažkokias naujesnės sveikatos problemas. Labai dažnai žmonės tiesiog bijo tų judėjimo priemonių, nes mano, kad jau dabar, jeigu pasiimsiu lazdą, tai jau visą gyvenimą turėsiu vaikščioti su ta lazda ar vaikštynė, jau čia viskas nuosprendis visam gyvenimui, bet tai tikrai neteisingas požiūris, jeigu aišku, yra tokių ligų, kur galbūt, taip, jau neišvengiamai teks visą laiką vaikščioti su ta vaikštynė ar lazda, bet tai gal yra geriau negu kažkoks invalido vežimėlis, bet jeigu tai tos problemos yra kažkokios laikinos, ar nėra baisiai rimtos, ar išsprendžiamos, tai tikrai nereiktų taip bijotos lazdos tam tikrą laiką nusiteikta, kad ta lazda dabar šiuo metu man yra reikalinga, bet aš stengsiuosi, kad darysiu ten pratimus, stengsiuosi, kad tas kūnas sutvirtėtų, tą ligą ar problemą mes išspręstumėm ir ta lazda bus toks indikatorius, kad būklė pagerėjo ir man jau jos nebereikia. Tai kaip tik toks motivatorius, kad atsikratytos lazdos, kad sustiprint savo kūną, nes be abejo, jeigu tiesiog lazdą nešiosim, nekeisim savo elgesio, savo gyvenimo būdo, tai greičiausiai tikrai stebuklo neįvyks, bet jeigu dirbsim su savo kūnu, tai tikrai ta lazda laikui bėgant bus nebereikalinga. Tada vėlgi gera tos priemonės būklė turėtų būti, kad vėlgi jei lazda, tai jinai neturėtų būti nutrinta tą apačią, kad tas įsirėmimas būtų tvirtas, saugus, jeigu ten kažkokia vaikštynė, tai kad stabdžiai tikrai turi veikti, kad jinai neturi barškėti, tarškėti ir vėlgi, tai yra labai svarbu, kad nesukeltų mums kažkokios didesnės žalos, negu būtumėm be tos priemonės. Ir vėlgi dažnai irgi tenkama matyti, kad yra ta priemonė, jinai teisingai parenkama, tinkamas tarsi ir dydis, viskas gerai, būklė gera, visi tie išvardinti veiksniai puikus, bet žmogus nemoka jie naudotis, tiesiog nėra parodyta, nėra apmokinta, kaip reikia elgtis su lazda, vaikštynė, ramento, ir vėlgi, tai sukelia vėlgi mums kažkokių problemų laikui bėgant, nes nepanaudoja maksimaliai gerai tos priemonės ir galim net ir pabloginti, pavyzdžiui. Tai vėlgi dažnai tenka matyti, kad jeigu skauda ten kairį kelį, tai ne į tą ranką ta lazda paimama, nes jeigu skauda kairį kelį, tai mes turėtumėm ranką laikyti priešingoj pusėje, priešingoj rankoj dešiniai, nes kadangi mūsų eisena yra tokia kryžminė, priešinga ranka, koja taip juda, tai ir jeigu mūsų viena dalis koja yra silpna, tai ta ranka turės priešingą kompensuotą silpnumą kojos. Tai jau jeigu eisim, tai kur yra problema, tarkim, kairiai pusėje problema kojos, klubo, čiurnos, tai turim dešiniai rankoje kompensuoti, padėti tą kryžminį judesį tvirtesnį daryti. Lipant laiptais irgi dažnai tenka matyti, kad ne taip tas lipimas vyksta, tai vėlgi jeigu leidžiamės žemyn laiptais, tai reiktų pirmiau statyti tą silpnesnę koją, nes jinai silpnesnė, o ta stipresnė bus mūsų atrama, kad iš karto nepasileistume, negriūtumėm žemyn su ta lazdele. Ir tik tada pristatyta stipresnė koja. Lipant aukštyn, vėlgi pirmiau ta stipresnė koja, kad mūsų laikytų, negriūtumėm atgal ir tada jau pridėta lazda su silpnesnė koja.
pagal aukštį, vat, kaip irgi įsivertinti patiems savo ar kažkam iš artimųjų, tai vėl labai svarbu, kad apie lazdą, tarkim, kalbant, ne, tai iš karto, jeigu mes su ta lazda vaikščiosim lauke, tai turim pasiimti ir avalynę, su kuria mes vaikščiosim tam lauke, nes avalinė irgi prideda šiek tiek to aukščio ir taip parinkti lazdą yra patogiau. Tai apsiaunam tą avalynę, su kuria vaikščiosim, jeigu namuose gal šlepetes, su kuriomis vaikščiosim, atsistojam vėl patogiai, ranką šiek tiek per alkūnę sulenkiam, atpalaiduojam tą petį, kad būtų patogi ta padėtis ir matuojam tą lazdos aukštį nuo pat žemės iki pat riešo. Vėlgi pamatavus, padarius, reikia pasižiūrėti į tą žmogų, ar jisai, vat, kokia ta laikysena, ar gal atrodo pamatavom gerai, bet matom, kad ta eisena nelabai kokia, tai vėl reiktų, atkreipdėmėsi, pakoreguoti, tai labai atrodo irgi maža, smulki detalė, bet jinai laikui bėgant per mėnesius gali sukelt ir didesnių žalų mūsų kūnui, arba net tų griuvimų, jei ten laiptais blogai lipsim ir ten ta silpnesnė koja pirmiau, tarkim, statysim, tai irgi gali būti nelabai tvirta. Drabužiai ir avalynė irgi, tai tikrai labai svarbus tinkamo dydžio batai. Jeigu jie per dideli, tai gali būti, kad nejausim to savo pėdos, blogai kažkur pastatysim. Avalynė jau tikrai neturėtų turėti aukšto kulno, būti su užkulniais, kad vėl tą pėdą fiksuotumėm, gerai jaustumėm ir jinai tikrai turėtų būti neslidi. Avalynė būtų irgi vyresnio amžiaus žmonėms rekomenduotina su juostelėmis, su tais vadinamais lipukais, nes batraiščiai tiek laiko užsirišti nepatogu, tiek jau pasilenkti nepatogu dažnai būna, tiek atsirišti gali ir vėl užkliūti, susipainioti einant netikėtai, tai būtų tikrai protingiau pasilengvinti su tomis juostelėmis. Šlepetės vėl jeigu yra, tai tikrai turėtų būti su užkulniu, kad neišslystų tas batas, nepakryptų, tiesiog nenudėvėta ta avalynė irgi turėtų būti, nes tiesiog nestabilumo suteikia kojai daugiau. Ir tinkamo dydžio ir ilgio vėlgi drabužiai. Tai kelnės, sijonai tikrai neturėtų būti per ilgi, nes jie kartais irgi gali būti supainios kažkur ten mums kojas ir man pačiai irgi teko ne kartą su per ilgų kažkokių sijonų ten susipainioti, kad reikia lipant kur nors laiptais pakelti šiek tiek, kad neįsinarpliot. Tai vėlgi vyresniems žmonėms tai gali būti tikrai daug pavojingiau ir tas griuvimas gali toks būti tiesiog lygioj vietoj dėl netinkamo mūsų avalynės ar drabužio pasirinkimo. Saugi vėlgi aplinka, tai kaip svarbu iš tikrųjų dažnai tuos daiktus laikyti patogiose vietose, jeigu kažkoks sunkus didelis daiktas geriau laikyti žemesniai lentynoj, nes tikrai daug griuvimų įvyksta, kai bandoma ir daug sudėtingų griuvimų, daug traumų įvyksta, kai bandom ten sustatyti bokštą ir pastatyti ten atsitempt stalą, ant to stalo užsidėti kėdę, jei dar nuo tos kėdės dar trūksta dar kažką apsidairyti, pažiūrėti, kur ten tą centimetrą kompensuoti ir jau tada ten yra daug pavojų ir tikrai, manau, daugeliu iš mūsų yra tekę tą patirti, kad ten susibuojam ar ten nusileidžiam staigiai kokią koją žemyn pasistačius nuo to bokšto, nes neįvertinam tiesiog stabilumo. Dar irgi yra žmonių, kad ir lauke ten bando kažką, kokią šaką obels nupjauti ir irgi ten neturi gal kopečių ir atsineša tiesiog viską, ką ten sugalvojo ir tikrai tie griuvimai yra labai pavojingi, iš kuo aukščiau, iš tuo pavojingiau ir netgi žmonėms, kurie ten turi jau įvairių rizikos veiksnių, sveikatos problemų, tai net ir nedidelis iš žemo aukščio kritimas gali sukelti problemų, traumų labai stiprių. Lempa prie lovos irgi labai svarbu, kad tikrai kartais reikia atsikelti naktį, į tualetą eiti ir jeigu tamsoj užsimiegoję eisim, tai tikrai galim užkliūt, kad ir kaip gerai atrodo tą savo aplinką pažįstam. Čia jau žmonėms, kurie turi rimtesnių problemų, kurie dažnai griūna, tai tikrai rekomenduojama apie griuvimus informuojančios garso priemonės. Tai ar švilpukas, ar kažkoks signalas, jeigu su šeimos nariais ar kaimynai už sienos yra, tai susitarti, kad jeigu aš jau čia šitą garsą paleisiu, tai vadinasi, jau reikia bėgti gelbėti. Tai irgi atrodo nesąmonė, bet čia yra tikrai svarbu ir žmonėms gali išgelbėti tikrai nuo daug problemų atsirandančių nuo griuvimo.
Vat apie kėdes, ane, irgi daug gali būti kritimų nuo kėdžių, tai jinai turėtų būti ta kėdė tvirta, tikrai nereiktų jau, jeigu turim kažkokių problemų, pusiausvyros, koordinacijos ar silpnumo kūno, suptis ant tų supamų kėdžių, ant kėdžių su ratukais, nes tai tikrai vėl yra nesaugu, nestabilu ir reikia kuo daugiau ant kėdės stabilumo, tvirtumo, atramų, atlašų, kad jeigu sunku atsistoti, kad jau įsiremti tuos atsikėlimą padaryti nuo atramos atlašo. Jeigu naudojam vežimėlius, tai jau tikrai turi stabdžiai veikti, keliantis nuspausti juos. Jeigu naudojam duše vonioj kėdutę, tai vėl labai svarbu, kad jinai tikrai neslidinėtų ir visur tas stabilumas ant kėdės maksimalus turi būti, kad kėdė neslidinėtų ir mes su jie kartu irgi nenuslystume. Laiptai, tie laiptai, kur daug reikalų, daug problemų ir iš tikrųjų laiptai žemyn lipimas yra pavojingesnis nei lipimas aukštyn, nes aukštyn, tai jeigu žmogus griūna į priekį, nes dažnai griūna visi į priekį, tai atsiremia tiesiog ten ant kelių rankų, ant to laiptelio, ant kurio į priekį truputį ant kelių laiptelių, bet jeigu jau žemyn lipimas ir jis vyksta pirmin, tai jau tada gali būti ritinėjimasis ir daug pavojų, jeigu ypač tie laiptai yra dideli, ne, tai tas toks ritinėjimasis žemyn gali būti labai pavojingas. Ir vėlgi laiptai gerai apšviesti, šviesa neturi akint, kad mes įvertintumėm, kas ten ant tų laiptų vyksta, kas ten per paviršiai, ar viskas su jais gerai. Kilimai vėl, jeigu yra, tai jie turi būti tikrai labai maksimaliai pritvirtinti, kad neužkliūtumėm. Jeigu yra turėklai, tai ir laikykime už tų turėklų, nes ypač svetimoje vietoje, jeigu nežinom, kas ten vyksta, tai tikrai geriau įsikip, nes jei ir griūsim, tai rankos kažkiek sulaikys ir tas griuvimas nebus toks baisus. Laiptai vėl pažymėtais kraštais būtų gerai, kad aplinkoje naujoje ypač būtų ir vėlgi tas šviesos jungiklis. Jeigu turim laiptus namuose ir mes turim laipioti, tai dažnai būna, kad vienas kambarys apšviestas puikiai, laiptai nėra labai gerai apšviesti ir jau kitas kambarys, į kurį lipsim, mane vėl gerai apšviestas. Tai ta atkarpa irgi turėtų laiptų būti apšviesta, būti jungiklis tiek apačioj, tiek viršuj, kad galėtumėm prieš lipant matyti, kas vyksta ir leidžiantis matyti, kas vyksta. Arba dabar yra irgi labai patogu, jutikliai judesio, ne, ir nuo judesio tiesiog užsidega šviesa ir galime saugiai užlipti. Vonioje vėl labai dažnai daug griuvimų įvyksta vonioje. Aš irgi kaip pagalvoju, tai tikriausiai tų paslydimų, negriuvimų dažniausiai vyksta vonioje. Tai vėlgi, jeigu yra vonia, dušas, tai būtų gerai ir jei žmogus turi apsunkintą judėjimą, kad būtų atramos, porankiai įvairūs, rankinė dušo žarna, atlošai, ne, kad tikrai ta vonia būtų, kur įsikipt, kur įlipt, kaip atsiremt, viskas būtų pritaikyta. Tualete vėl paaukštinta ta sėdynė, kad nereiktų griūt žemyn sėdantis ir tada vėl galim netikėtai atsilošti, ar ten žmogus, jeigu iš viso negali pritūpti, net to judesio nėra, tiesiog, kad jis gali atsitūpti, nėra funkciškai, tai kaip jisai galės tada ant tos sėdynės atsisėsti, tai tikrai turi natūraliai būti paaukštinta, būtinai kilimėlių šalinti, arba jau ten dėti neslystančius pagrindus, nes ant tų kilimėlių daug paslydimų vyksta ir tuos reikmenis sudėti taip, kad būtų labai saugu juos paimti, kad jie nebūtų išmėtyti ten kažkur po visą patalpą ir apskritai, jeigu jau žinot, kad turit riziką griūti, griūnat, arba gal ir negriūnat, bet kažkaip netvirtai jaučiatės ir dažnai paslystat, ne, ten vonioj, tai būtų patogu ir rekomenduotina, kad neužsirakintumėt vonios durų, nes tikrai yra atvejų, kai žmonės užsirakina, nugriūna, po to sunku atsistot, ar negali net, nepavyksta atsistoti ant slidinėje ir reikia artimiesiems laužti duris, užtruktų laiko, tai būtų geriau iš viso, kad, pasakyti, kad einu maudytis ir tiek, kad nieks neeitų, bet neužsirakinti tų durų, nes, vėl gali tikrai apsunkinti reikalus griuvimas vonioje. Griuvimai žiemą, kaip sakiau, čia yra tikrai padidinta tikimybė ir traumatologai, ligoninės tikrai mato, kas ten vyksta tą žiemą ir ne tik vyresni žmonės griūna, užplūsta, net tas ligoninės traumų didėja.
tai vėlgi pasikeičia aplinka, jinai pasidaro slidesnė, ją sunkiau įvertinti, jinai nuolat kinta ir mums reikia padidinto dėmesio žiemą. Išeinam į lauką, turim labai stipriai jungti smegenis, regėjimą, įvertinti, kas ten ant mūsų tos dangos laukia. Ir laukia ne tik bendrai, bet kiekvienam ten kvartale, kiekvienam šaligatvį, kiekvienoj gatvelė jisai gali būti skirtingas. Ir mes visą laiką turim būti tokioj įtampoj, galvota, smegenų įtampoj, kaip čia mums reikia eiti, tikrai pasikeičia ir eisena, mes tiesiog turim tikrai nebeitais mažais siaurais žingsniukais, turim šiek tiek kaip pingvinai gal net eiti, įvertinti, lėčiau eiti ir apskritai manoma, kad šaltuoju metu yra ir didesnis dėl šalčio toks raumenų sąstingis, tie raumenys netokie sušilę ir net traumų tikimybė yra žymiai didesnė negu griūt vasarą, nes tiesiog raumenys įšalę, daugiau pavojingesnių traumų gali įvykti. Netinkama vėl avalynė ir avalynė čia jau tikrai labai svarbu vaidmenį vaidina ir gera avalynė, jinai gali sumažinti to blogo paviršiaus netikimybę, sukibti geriau ir tikrai kompensuota blogą paviršių. Jeigu avalynė slidi, nėra protektoriaus kažkokio, tai ten slidinėsim pačiam mažiausiai slidžiam paviršiuje. Tai žiemą jungt viską, ką galim, mąstyt dvigubai stipriau, dvigubai akyliau, tą aplinką stebėt, eit lėčiau, pasikeist tą eiseną į tokią į šonus tarsi pėdas statyti, kad daugiau atramos būtų, jeigu reikia, tai ir pagalbinės priemonės imt, bet žiemą jau čia labai pavojingi reikalai vyksta. Ir apie saugų elgesį. Elgesys tai yra visa tai, ką mes galim patys daryti, ką tikrai galim daryti, nekaltinti aplinkos, nes kartais tai yra aplinka, nuo mūsų vienų nepriklauso, bet čia tai mes patys galim elgtis. Tai lipant laiptais būtinai nusiimti tuos skaitymo akinius, nes vėlgi apskritai žmonės, kurie nešioja akinius, tikrai jau jų pusiausvyra yra tokia be akinių nusiėmus, jinai pasikeičia, tai jeigu irgi reikia akinius nešioti, tai būtų geriau, kad ir nešiotumėm. Jeigu skaitymo akiniai, jie tiesiog lipant kažkokiais laiptais gali neobjektyviai įvertinti mūsų tą laiptą, ilgį, aukštį, kraštus ir tas laiptas gali atrodyti per arti ar per toli, negu iš tikrųjų yra ir mes galim netinkamai pastatyti pėdą, dėl to tikrai būtų protinga nusiimti. Prieš keliantis iš lovos truputį pasėdėti ant lovos krašto, irgi nešok tuoj pat, jeigu ypač svaigsta galva, jeigu ten kažkaip neaiškiai jinai jaučiasi kūnas neprisitaikęs, tai tikrai čia visiems reiktų truputį atsisėsti, pasėdėti, ne iš karto šokti, atsistoti, dar gal pastovėti, kūnas grįžta, supranta, kaip jam reiks prisitaikyti erdvėje ir tada jau judėti. Ant grindų vėl išsipylus skysčių iš karto išvalyti, nes tikrai būna, kad čia prilaiščiau, bet dabar einu ieškoti tarsi šuostis, bet kažkas ar paskambina, ar kažką dar sugalvoju padaryti. Ir pamiršti, kad ten prisilaistė ir tada jau ten einant pro tą vietą tiesiog įlipama į balą. Tai gerai, jeigu tik įlipama, bet jeigu čia mažiausias pavojus, mažiausia blogybė įlipti, bet jeigu dar tas paviršius yra kažkoks slidus, tai gali grėsti ir nukritimų. Jeigu jau yra kažkokių pusiausvyros sutrikimų, jeigu jau vyksta griuvimai, jeigu jau matome, kad tas mūsų kūnas nebe taip klauso, reikia nebijot prašyti pagalbos ir tikrai žmonės nemanau, kad gali atsisakyti padėti ten pereiti per gatvę, pereiti kažkokiu nesaugiu paviršiu, lauke. Tikrai visi linkę padėti, reikia nebijot paprašyti ir tas paprašymas dažnai būna pas mus jisai toks sunkus, nemalonus, tarsi kaip čia dabar, ne visiems bent jau jisai geras tas emocijas kelia, bet įvertinkit, kad tas nepaprašymas gali sukelti žymiai pavojingesnių emocijų, žymiai blogesnių emocijų, negu per save ir geriau paprašyti. Ir be abejo, tie ant kėdučių laipiojimai, jie jau vyresniam amžiui turi būti išbraukti, jau reikia paprašyti, tiesiog jeigu kažkas yra šalia paprašyti, arba
palaukt pagalbos, ane, arba tiesiog protingiausia susidėti tuos daiktus žemiau, kad nereiktų laipiot. Einant vėl labai svarbu, kad rankos būtų laisvos, nebūtų prikrauta maišų, nes jei paslysime, tai tikrai ta apkrova rankose nepadės susibalansuoti ir greičiau į kažkurią pusę mus nusvers. Saulėtą dieną naudot akinius, kad tikrai vertintumėm, matytumėm, kas ten vyksta, nes kai akinama, neįvertinama aplinkos, vengt, kaip minėjau, alkoholio dėl reakcijos laiko pablogėjimo, stengtis neskubėti ir jeigu reikia jau kažkur išeiti, žinom, kad gal naujoje vietoje eisim, tai geriau išeiti anksčiau ir eiti lėčiau, negu bėgti kuo greičiau, tai nes tas bėgimas ir jei nepratę bėgti tikrai gali apsunkinti ir supint kojas. Lipant laiptais vėl neskubėti, laikytis už turėklų ir jeigu, vat, kaip minėjau, jaučiam tą medikamentų poveikį kažkokį negerą, tai tikrai reiktų tartis su gydytoju ir neignoruoto poveikio. Lipant iš automobilio vėlgi svarbu kaip ir iš lovos atsistot normaliai, ne ant vienos kojos, jeigu yra jau problemų kažkokių, ir tik tada judėti, telefoną vėl arčiau savęs laikyti. Jeigu laukiam kažkokio skambučio, žinom, kad gydytojas ten turi daugmaž 12 valandą skambinti, tai būtų ir gerai, kad tą telefoną laikytumėm arčiau savęs, nes jeigu būsim kažkur pasidėję toli ir jis suskups ir žinosim, kad čia reikia žūtbūt atsiliepti, tai tikrai galim pradėti bėgti, neįvertinti savo aplinkoje kliučių ir suklup greičiau. Jeigu yra laiptai šaligatviai, tai vėlgi tik ten, kur nuvalyta, pabarstyta, įvertint dangą, kur mums būtų saugiausia vengti šešėlių, tamsių įėjimo vietų ir einant nesinaudoti mobiliuoju telefonu. Tai jeigu einam gatvėje, tai tikrai nereiktų naudotis tuo mobiliuoju telefonu, nes nematysim, neįvertinsim aplinkos, greit praslysim, nes tikrai dabar labai dažnai tenka matyti, kad eini gatvė ir ten kas antras žmogus į tą telefoną galvą nulenkęs žiūri ir tai tikrai nėra saugu, nes galim kažkur į kokią nors duobę ir įkristi. Ir dabar apibendrinant, tai vat aptarėme tas svarbiausias profilaktikos priemonės ir jos yra iš tikro, atrodo, tokios savaime suprantamos, girdėtos, aiškios, bet tai yra mūsų buitis ir kartais tas vienas neapmąstymas tos mažos smulkmenos gali būti lemiamas. Tai tikrai įsivertinkite, pastebėkite, kaip ta saugi aplinka pas jūs, ar yra, ar nėra, ar avalinė apranga yra saugi, ar pagalbinės priemonės gerai parinktos, ar artimiesiems jos gerai parinktos, kaip su tomis lėtinėmis ligomis, ar yra tikrai geras gydymas, tinkamas. Taip pat labai svarbu ir kokybiškas miegas, profilaktinės įvairios mokymo programos ir be abejo fizinis aktyvumas, bet tas paskutinės mes dar aptarsime išsamiau sekančiuose pranešimuose, tikrai paanalizuosime daugiau. Ir norėčiau palinkėti, kad vat, mūsų kūnas tai yra tikrai mūsų namai ir reiktų tą savo kūną saugot maksimaliai, kiek galime ir jeigu galime, tai tada tik ir saugokime, nes čia vienintelis mūsų namas, kur mes galime jaustis saugiai ir turėti tą saugią gyvenimo kokybę. Ir čia trumpai irgi greitai pralėksiu apie literatūrą, kad tikrai yra labai daug įvairių šaltinių, galima tikrai labai daug šiomis temomis paskaityti ir įvairių pranešimų ir mokslinių tyrimų, tai tikrai linkiu dar ir pasidomėti ir plačiau ir išsamiau patiems, galbūt dar kažką naujo irgi atrasite. Tai iki malonaus, likite sveiki.